Noriu pasidalinti su jumis ateinančio mėnesio astrologinėmis tendencijomis. Balandį aktyviai vystysis ir pasieks savo kulminaciją dar vasarį prasidėję įvykiai. Bet apie viską nuo pradžių. Noriu pradėti nuo gerų naujienų. Balandžio 7 dieną Merkurijus išsisuka ir pradeda judėti direktyviai. O tai reiškia, kad mūsų gyvenime bus mažiau visokių smulkmenų, klaidelių, nesusipratimų, tokių eikvojančių mūsų laiką ir mūsų energiją. Todėl šį mėnesį mes jau galėsime normaliai susikoncentruoti ties einamais darbais ir daug paprasčiau bus pradėti kažką naują, kažką susitarti, todėl kažką planuoti, apskritai mažiau keisis tie planai. Todėl tai yra tikrai geros naujienos. Vis tik, kaip bebūtų keista, šį mėnesį stipriai veikiant Neptūnui ir dominuojant vandens stichijai, geriausius ir teisingiausius sprendimus mums pakuždės mūsų nuojauta. Nes balandį taip labai logiškai, racionaliai viską tvarkingai sudėlioti į lentynėlės vargu ar pavyks. Reikės mokėti išlaviruoti tokiam savotiškam chaose. Ir būtent mūsų vidinės vibracijos, jos mums padės pagauti tą teisingiausią kryptį. Balandžio 13 dieną išsisuka ir Venera. Ji taip pat keliaus tiesiai jau, direktyviai, visą laiką iki pat balandžio 30 dienos ji keliaus tranzitos Žuvų zodiako ženklu, o tai yra labai stipri iš tikrųjų Veneros pozicija. Ir maža to, beveik visą laiką iš tikrųjų bus susijungusi su Saturnu, ir be to šalia bus kylantis Mėnulio mazgas. O tai reiškia, kad visas mūsų dėmesys, didžiausias mūsų dėmesys bus sutelktas ties santykiais. Ir didžiausia perspektyva irgi slypės šioje temoje. O joje mes turėsime dar daug išsigryninti. Ir suprasti, kas veikia, kas neveikia, su kokiais žmonėmis mums pakeliui, o kuriems galbūt jau laikas sakyti sudie. Arba kažkaip transformuoti savo santykius, kažką keisti. Tačiau tai bus labai svarbi tema ateinantį mėnesį. Ir tai yra idealus laikas formuoti dalykinio pobūdžio santykiams. Tai bus labai perspektyvu ir, pavyzdžiui, gali būti toks scenarijus, kad prasidės kažkokie nauji dalykinio būtent pobūdžio santykiai su seniai jau pažįstamais jums žmonėmis. Balandis apskritai labai dinamiškas, labai aktyvus mėnuo. Ir toks dinamiškiausias laikas prasideda sulig pilnatimi. O pilnatis šį mėnesį pas mus balandžio 13 dieną. Ir pradėsime jausti tokį vis sunkėjantį foną, daugės konfliktų, daugės įtampų. Ir jau balandžio 18 dieną Marsas sugrįš į Liūto zodiako ženklą ir iškart pradės formuoti griausmingo opoziciją su Plutonu. Šią opoziciją mes jau išgyvename. Mes ją išgyvename vasario mėnesį, šių metų vasario mėnesį. Ir todėl tie įvykiai, kurie vyko tuomet, arba kas prasidėjo tuo metu, ar ne, labai tikėtina, kad balandį visą tai pasieks labai tokia dramatiška, sakyčiau, kulminacija ir galime neapsieiti be skandalo, ypač balandžio 18-24 dieną, tai tokia labai skandalinga, tas periodas labai skandalingas jis toks atrodo. Ir jeigu jūs norite suprasti, kaip konkrečiai jūsų gyvenime gali prasižaisti šitas aspektas, prisiminkite, kas vyko jūsų gyvenime 24 metų gruodį, 25 metų vasarį, tam periode, kas prasidėjo, kas vyko ar ne. Tai labai gali būti, kad būtent šitie įvykiai jie kažkaip kulminuos balandžio mėnesį. Apskritai šis aspektas toks tikrai labai sudėtingas, atneša daugiau konfliktų į gyvenimą, daugiau nusikalstamos veiklos kažkokios atsiranda. Jeigu pasižiūrėt, kas vyko vasario mėnesį, labai stipriai buvo paliesta aviacijos tema, labai daug avarijų, gaisrų, tai dėja šį mėnesį mes galime vėl kažkokių tokių ne pačių geriausių naujienų išgirsti tą temą. Marso ir Plutono opozicija taip pat karo aspektas, todėl tikėtina, kad kažkokių rimtų judėjimų toj temoj bus šį mėnesį. Ir
balandžio 19 dieną, kai Saulė įžengs į Jaučio zodiako ženklą, susidarys taip vadinamas Tau kvadratas ir situacija gali dar labiau paaštrėti. Tai toks labai sudėtingas ir, sakyčiau, net pavojingas laikas pasaulio lyderiams, sudėtingas laikas stambaus verslo vadovams, apskritai vadovams, žinomiems žmonėms. Ir jisai dėja neigiamai gali atsispindėti ir sveikatoj. Todėl labai svarbu kažkaip perleisti tas įtampas per save ir tam reikia pajungti fizinį kūną. Daugiau judėti, daugiau sportuoti, aktyviai įsilieti į profesinę veiklą, tiesiog daug dirbti, aktyviai kažkaip siekti savo tikslų. Tada kažkaip truputėlį galime ramiau pragyventi šį periodą ir jis tikrai nėra tinkamas rizikoms, avantiūroms, kažkokiems ekstremalioms kažkokioms veikloms, nes labai išauga traumų tikimybė ir tokių rimtų finansinių praradimų tikimybė taip pat yra didelė šiuo metu. Iš esmės, reziumuojant šį mėnesį, mes galime labai stipriai pasistumėti savo profesinėje veikloje. Galime suformuoti labai perspektyvius dalykinio pobūdžio santykius ir svarbiausia, labai sustiprėti, išsigryninti kaip asmenybė. Tačiau, kad tai įvyktų, mums reikia taip drąsiai atsisakyti, drąsiai aktyviai atsisakyti tų įsitikinimų, kurie mus stabdo, tų santykių, to aplinkybė, palikti tas aplinkybės, kurios kaip inkaras laiko mus ir neleidžia mums judėti pirmyn. Šis mėnuo bus toksai mūsų valios išbandymas, savotiškas patikrinimas, kaip gerai mes mokame naudoti savo asmeninę valią. Na, o jeigu jums reikia pagalbos naviguojant šiuo tikrai tokiu nepaprastu periodu, registruokitės konsultacijai. Kontaktą aš paliksiu apačioje po video aprašyme. Na, o su jumis šiandieną atsisveikinu ir iki greito.